Sveiki vyrai, šiame video aš papasakosiu, kaip tave gali paveikti žmonių supančių tave nuomonę. Pas mane vakar atvažiavo į mokymus mokinys, kuris jau buvo praėjęs pirmąjį etapą. Mes ant sutarties sutarėme, kad filmuosim visus jau 3 etapus. Ir viskas tvarkoja, iš tikrųjų rezultatai puikūs. Jisai atvažiavo bandomą egzaminą, gavus 45%. Tai jisai išlaikė labai silpnai, o štai jau pirmojo etapo pabaigoje jis gavo 75%, puikiai išlaikė tą egzaminą, nes iš tikrųjų ir sugebėjo dominuoti puikiai, vedžiotis moteris, liesti, pagerino labai lietimus, pagerino pokalbį vedimą į tikslą, pagerino flirtą su moterimis, visą bendravimą, žodžiu, solidžiai pradėjo ryžtingai elgtis ir gavo daug geresnius rezultatus. Viskas tvarkoje, baigė pirmąją etapą ir aš jau laukiu kitą savaitę antrajam etapui atvažiuoti. Iš čia atvažiuoja, viskas tvarkoje. Ir žiūri, visas įsitempęs. Visas tiesiog, jis nenuotaikoje, žodžiu, visas suimtas matos, kad jam kažkas negerai ir jisai sako, blemba, aš negaliu, viešinti, sako, Airinai, išimk mano video, nes, ne, man tas viešumas išeis ne į naudą. Nieko ramiai, ta prasme, susėdom prie stalo, aš tikrųjų pasiklausinėjau jau, kame čia reikalas. Ir daug giliai nelindau, viskas nuėjo į tai, kad, žodžiu, jis neteko 3 etapo, bet užtat nereikia nieko primokėti ir, jis tik tais 2 etapus išeis ir viskas už tą sumą, ką sumokėjai. Dabar žiūrėkit, jis šneka, mes su juo šnekam, sakau, kaip tau, tai kokių žmonių pagrindinė tu nori, kad nematytų tą video ir kodėl. Jis sako, paprasčiausiai, nenori prieš giminę susidaryti blogą vaizdą, nenori sugadinti santykių su tėvu, ten mama, brolis nekaip žiūri tuos mokymus, taip toliau. Ir iš tikrųjų aš klausau ir užduodam klausimą, o tarsi, kaip manai, ko tau reikės iš giminių, ko tau reikės iš tavo tėvų? Sako, manęs nenori, sako, nes, gal reikės pagalbos, kokios kaip padės, ar šiaip, kai susitinki giminių sutikime, nemalonu, kaip į tave žiūri, kaip ką. Ir čia, kai jis pasako, grinai matau, kad jis saugumą yra pasiruošęs kurti pas savo giminės. Pas giminės grinai, pas tėvus, pas kitus žmonės. Ne savį kurt, bet išorėje, pas kitus žmonės. Ir čia yra jau beta vyro mąstymas. Todėl, kad esmė yra tame padaryti reikia taip, kad tu savį sukuri saugumą, tu turi resursų, turi pinigų paskolinti, turi galimybę pasirūpinti, turi daiktų paskolinti, tu turi pažintis, tu turi resursus, kuriais tu gali pasidalinti su giminimis ar šeimos nariais. Ir būtent reikia padaryti, kad jiems tavęs reiktų, kad tu jiems būtum naudingas, o ne kad tau pas juos glaustis. O čia yra alfa charakteris. Nes jeigu tu dirbi atvirkščiai, tai tada visą laiką tu niekada nesijausi gerai. Praktiškai tu šūdinai dabar jautiesi dėl to, kad tu nežinai, kokia tavo ateitis yra ir tu labiausiai mes, aplamai visi jaučiamės prastai gyvenimuose srityse, kurių mes negalim kontroliuoti. Negalim valdyti krypties. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokim, jeigu aš neturiu tiksliaus krypties, nežinau, kur aš plaukiu gyvenime, aš to nekontroliuoju, dėl to aš prastai jaučiuosi. Tai tavo esmė yra aplamai paimti grinai visą kontrolę į savo gyvenimą ir kad tu grinai kontroliuotum savo gyvenimą ir kad visiškai jokie kitų žmonių nuomonė ar reakcijos nekontroliuotų tavo gyvenimu, nei krypties, niekam neperduoti kontrolės. Tai yra alfa vyro požiūris. Ir praktiškai jeigu tu į mokymus nori atvažiuoti, tai tu gali mokėti didesnę kainą, tada nesiviešint, bet atsimink, žodžiu, vis tiek tu alfa vyru niekada rimtų netapsi, nes tau rūpės kitų žmonių nuomonė. Ir aš, pavyzdžiui, tu savo mokiniu pasklausinėjau, kokią tu savo ateitį matai po 2 metų, jis sako, aš matau savo miestelį ateitį, ten darbą, aš sakau, tai tu žadi ten gal 1800 ir gyventi visą laiką, ar ten 1600. Ir taip užsidirbti ant savo būstą, ir ant mašinų kokius nori, pasirūpinti savo šeimą.
savo miestelėje, ne, kai ten tokia rinka, kaip ten tu bijai žmonių nuomonės, ne, kai tu ten bijai ką pasakys apie tave, tu žadi sukurti gerbuvį visą savo. Bet nelogiškai yra, aš matau jame gerai, išmoks su moteris vėliau, taip jis praėjo pirmą etapą puikiai, jis praeis antrą etapą, bet kas iš to? Kas iš to, jeigu nebus tų alfa charakterių? Jeigu nebus to, nerūpi kitų žmonių nuomonė. Koks skiriams, tu darai viskas. Tu žinai vieną dalyką, kuo daugiau apie tave šneka, kuo tu esi labiau dėmesio centre, tuo tu esi labiau gyvas, tuo tu esi sėkmingesnis. Tuo žmonės neturi to, ko tu turi. Dėl to jie tave kritikuoja, dėl to jie tau ir vieną, ir kitą sako, nes jie mato, kad tu turi tai, ko jie neturi. Aš tai žinau kelią į sėkmę, bet aš žinau tikrai kelią į nesėkmę. Tai noras įtikti visiems. Ir kūrimas saugumo visuomenėje, kitose žmonėse, bet ne savy. Nesaikopimas resursų. Čia iš karto susidursi. Dabar vyrai, žiūrėkit, iš tikrųjų, tu, jeigu, aš žinau, kad jūs kiekvienas galvojat, norit atvažiuoti pas mane į mokymus, bet jums rūpi aplinkinių žmonių, draugų nuomonė. Meskit tą dalyką. Rimtai sakau, nekreipkite dėmesio, ką pasakys, kaip jiem atrodys tas dalykas. Ir nesitikėkit, kad jie sakys, o čia liuks dalykas. Kodėl? Nes jie nespranta, kas čia yra. Jūsų tėvai irgi nespranta, kas čia yra per dalykas. Kol jie nepasiskaitys puslapį, kol jie su manim nesusipažins, jie nesupras to. Dėl to neverta ten keisti. Jeigu jie norės, tu jiem parodysi viską. Bet tu paėmės krovė daiktus, važiuoji į mokymus ir varai pasikeisi. Pagalvok, kokį aš tave galiu padaryti. Aš tave galiu padaryti tokį, kad tu nieko nebijotum gyvenime. Kad tu, čia moterys, tai yra čia išlašas jūroje, supranti, bet tau socialiniai įgūdžiai alfa, tu prieini, tu šneki su pasitikėjimu savimi, darai teigiamą įtaką, tu nuvedi pokalbį tikslą, tu gauni kontaktus, tu eini pasimatymą, tu sugebi per pirmą pasimatymą parsivest namo, duoti kai ką moteriai, ko nežino Lietuvos vyrai, aplamai, tokia žinių, ką aš čia duodu antrojo etapų metu, tai iš viso nežinau, iš kur kaip čia yra mano praktikoje bandytasi, įrodyti ir taip toliau. Ir tu išsiskiri iš tų vyrų, gali jie turėti bemus, gali turėti sąskaitoj pinigų, bet tu sugebėsi tą dalyką duoti moteriai ir jį prie tavęs glausis ryšius. Nu, tu liksi galbūt meilužis, tie liks visi vyrai, tiesiog tiekėjai. Tu būsi meilužis ir liks tiekėjai, aš tai paruošiu. Ir kokį tu svaru, kiek tu nori. Trečias etapas, su grupėm, puikus valdymas. Tai prieinis, paskėjimus, ėmė visą grupę užkalbini. Lyderiauji grupėje, esi dėmesio centre ir tvirtą balsą toną šneki, nieko nebėjai, tau iš vis nei vienoje grupėje esančių žmogaus nuomonė visiškai neturi įtakos. Neturi įtakos tavo sprendimam, tavo nuomonė. Tu varai nežmoniškai, nežmoniškas pasitikėjimas savimi. Galia. Ir ketvirtas etapas, grynai su pardavimų psichologija, laiko planavimas, alfa vyrų krypties palaikymas, gyvenimo būdas, stiprybė, charakteris savy. Aš tau galiu duoti daug žinių, kad tu visiškai nieko gyvenime nebijotum, darytum pirmąjį gerą įspūdį žmonėm, savo srity taptum profas, arba bendradarbiautum su konkurentais, arba nušluostytum tu jiems nosį. Visiškai galiu tave sukurti dabar, tai kažkokie draugai varžo atvažiuoti pas mane į mokymus. Tau draugai trukdo priimti sprendimą, skraut tašę, važiuoti, tau tėvai trukdo, sako, eik, žinai, nevažiuok. Tai jie tave visą gyvenimą kontroliuos. Jie tave sakys, jų žodis bus, pasakys jie žodį ir tu viskas, kai šuosi įdėsi. Kai šuo tu nieko nedarysi. Ir tau pasako žodį, viskas, tu nevažiuoji, sėdi, viskas. Ne, čia nėra alfa vyrų gyvenimas, čia tu tikrai nepadarysi savo svajonių gyvenimą. Tu niekada nesijausi laisvas, nesuvaržytas. Tu visą laiką kažkokių žmonių nuomonė tau sakys, va, nedarai, ką tu čia dirbi, kur tu čia važiuosi į mokymus, ką tu čia iš vis debilas esi. Ar jie žino geriau, o tu žinai, kur tu važiuoji. Ar jie sėkmingi gyvenime, ar aš sėkmingas gyvenime. Ar jie potencialūs augti stipriai, ar tu potencialus augti stipriai. Supranti, čia yra totalus šūdas. Važiuoji, žinai, ir viskas.